Auksinio Beržo pavasarinė kelionė pas giminaičius. Kas tas Beržas? Beržas mane jau imponavo daug metų ir vis laikai, ypač kai pats vairuoju, daug keliauju, važinėju ir stebėdavau Beržą kaip kažkokią gamtos skulptūrą. Ir paskui man jau, kai arba labai vėlų rudenį, arba ankstyvą pavasarį, pastebėjau, kad jie lieka, kaip sakyti, pati skulptūra lieka, bet jau nebelieka to spalvos. Ir ta, kaip sakau, nes labai vasara ar to daug spalvų yra, o čia yra Auksinio Beržo, mano improvizuoto, jis yra labai lakoniškas, kadangi jis keliauja pas savo giminaičius pavasarį, kai nėra spalvų. Tai jis yra pats auksinis ir jis yra dominantė pas savo visus giminaičius. Jis aplankė giminaičius Panevėžio, Kupiškio ir Zarasų rajonuose ir jis aplankė, kad mes kartu, aš buvau kartu su savo profesionaliu fotografu draugu, mes fiksavom jo kelionę ir va tokios, kaip sakiau, pačios įsimintiniausios jo aplankytos vietos ir čia rodom, kaip sakau, gamtoje, kaip jis atrodo, kol dar gamta yra nepražydus savo visom spalvom.